Angelų palinkėjimai vasario mėnesiui išsirink iš 3 variantų vieną. Pirmas, antras ir trečias. Pirmas variantas – pabudimas. Jis pas tave vyksta patogiu tempu, niekur neskubant, bet esi žadinamas. Žadinamas pažinti save, savo prigimtį ir vadovautis aukštesniam vertybėm. Antras variantas – Zacharijus, Dievo valia. Kai pasirodo šis angelas, tuomet jau nieko kito nelieka daryti, tik tai paklusti jam. Nes yra sakoma, kad einančius veda, o gulinčius traukia. Ir trečias variantas – Urielis. Bet kadangi atkeliavo apverstas, tai Urielis yra apie santykius. Jei mes nesam pasiruošti tarnystei, tarnauti Kūrėjui, Dievui besąlygiškai, tuomet mus moko per santykius. O kada moko per santykius, turim labai daug emocijų. Tai 3 tokie gražus palinkėjimai. Remlielis kviečia pabusti, Zacharijus vykdyti Dievo valią, o Urielis tarnauti besąlygiškai. Kiekviena veikla yra be jokių sąlygų tarnystė Dievui. Gražaus vasario, paskutinio žiemos mėnesio. Būkit savim, įsiklausykit į vidinės žinutes, kurios kartais labai tyliai mums šnabžda. Dažniausiai tai būna teisingos nuorodos link, kur mes turėtumėm judėti ir ką veikti.